Sveiki visi mėlyjei žiūrovai susirinkę į trečiąjį mūsų Po krepšiu podcast epizodą, kuriame šiandieną su savo gerbiamu svečiu Luku Rutkausku aptarsime įvykusias savaitės rungtynes, taip pat kitas praėjusios savaitės aktualijas bei kitas įdomias dvikovas bei artėjančias savaitės rungtynes, kurios laukia mūsų šią savaitę. Tai sveikas Lukai pirmiausia, nekeičiam įpročių. Kaip tavo sezono startas, Juozai, kiek jau rungtynių spėjai sukomentuoti? Tai buvo praeitą savaitę prasidėjo, tada užpraeitą, dabar praeitą, galim sakyti, ir dabar šią savaitę dar laukia irgi dviejos rungtynės, tai įdomiai, buvo įdomių dvikovų visai. Tikrai kai kurie rezultatai galbūt nustebino, juos ypač praėjusią savaitės penktadienio vieną dvikovą, kurią išskirsiu rezultatą. Šiek tiek gal net iš tos dalies neužtaikiau ant rungtynių, ant intrigo, žinai, kaip sakant. O kalbant apie savaitės rungtynes, kurios įvyko praėjusį šeštadienį, tai įvyko pirmą kartą klubo, galim sakyti, istorijai Druskininkuose. Tai kaip tau pačiam patiko visos savaitės rungtynės ir kiek buvai pats sužavėtas ta visa sukurta Druskininkų sirgalių atmosfera? Tai visų pirma noriu pradėti, kad smagu, jog turim tave. Šiandien pakeitė Pijų ir dviese vesime podcastą, trečią epizodą. Smagu dėl to, jog sugrįžai podcastus ir tikimės, kad ne kartą dar šiame sezone galėsim pasimatyti. Tai dėl to, o kalbant apie pačias rungtynes, jau einant prie pagrindinės temos, žinoma, buvo smagu nukeliauti Druskininkus, pats pirmą kartą lankiau Druskininkuose, savaitės rungtynės, Druskininkai priėmė Kuršėnų komandą. Kalbant apie pačią atmosferą, pačias rungtynes ir visą renginį, tai tikrai galėčiau pasakyti, jog paliko gerą įspūdį ir susirinkę Druskininkus sirgaliai, Druskininkai ultras, kurie netgi turi taip save pozicionuoja socialiniai medijai. Tikrai įspūdingas buvo ir palaikymas, ir atkaklios rungtynės. Ir gaila tik tais, kad Druskininkams nepavyko namų sezoną pradėti pergalingai, tačiau manau, jog didžiausias pergalės dar ateityje jų laukia ir dar ne viena jų laukia. Kalbant apie ką noriu pasakyti, ir kad džiugu, jog Druskininkai padarė šventę, buvo apdovanoti ir pagerbti miesto krepšinį nusipelnę asmenis, taip galim pasakyti, klubo, taip pat ir džiaugiuosi dėl tokios jų iniciatyvos, būtent per savaitės rungtynes tai padaryti ir dėl to labai smagu ir tikiuosi, kad ta tradicija savaitės rungtynių renginio tęsis ir toliau. O pačias rungtynes, kadangi pats dirbau, daug jų nestebėjau, tai gal tu galėtum papasakoti iš savo pusės, ką pastebėjai ir kas nulėmė būtent Kuršėnų komandos pergalę. Taip, tai komentavau vietoj, kiek gal nesitikėjau, kad teks važiuoti, nes įprastai galbūt dažniau praeitame sezone teko komentuoti iš studijos, bet buvo smagu irgi apsilankyti Druskininkuose, tikrai labai retai ten apsilankau, gal nežinau, buvau sugrįžęs prieš kokį mėnesį atostogų tokių trumpų, po kokių gal 8 metų pertraukos, tai dabar buvo smagu vėl sugrįžti, aišku, jau kitų, galim sakyti, metų laiku, bet kalbant apie krepšinio reikalus, tai komentavau su kolega Pijumi, kuris pakeitė mano įprastą kolegą Pijų. Tai šiaip rungtynės buvo labai įdomios, atkaklios, tikrai momentais atrodė, kad ir Druskininkai perims iniciatyvą jau rungtynių, nes ir pati ta emocija užkurta, kokią sukūrė tikrai atmosferą, noriu tikrai pagirti sirgalius Druskininkų, buvo labai faina atmosfera ir triukšmo buvo, o to ypač kai regionų krepšinio lygoj galbūt ne visi sirgaliai tokie būna, kai kurie triukšmingi, tai smagu, kad Druskininkų tikrai pati ta sirgaliai, jaunimas, senimas užkūrė gerą tikrai atmosferą, manau, ir patiems žaidėjams patiko, tiek ir priešininkų, tiek ir savų. Kalbant apie pačias rungtynes, tai kaip ir užsiminiau, pirma rungtynių pusė buvo tokia keistoka, sakyčiau, pats su kolega šnekėjom, tai ta pati pradžia, pirmi 2 kėliniai, kai kurie sprendimai man Druskininkų buvo atrodė šiek tiek tokie kaip
kvailokį, pasakysiu kodėl. Na, padaryti 5 ar 6 pražangas metant varžovom iš tolino, nežinau, ar matęs krepšinė dažnai esu ten. Aišku, ta būna ten, sakykime, ar aukštesniam lygiai, kur būna ten patyrę gynėjai metai iš vidurio, ten, kur dabar ta taisyklė visi piktinasi. Tai suprantu. Bet pat metant iš toli paskutinę sekundę, per daug tiesiog žaidėjai eidavo į korpusą, aišku, abi komandos ir klydo, tą noriu pasakyti, nemažai. Tiek viena komanda, tiek kita. Druskininkų žaidime gal šiek tiek pasigėdau momentais to komandinio žaidimo, nes buvo tokio momentais tikrai ir 1-prieš-1 žaidimo, ėmėsi tikrai daug iniciatyvos tose rungtynėse ir pats Laurynas Skerlys, kuris surinko 18 taškų, tai buvo kol kas rezultatyviausiose sezono rungtynės ir tikrai momentais patempė komandą. Aišku, buvo labai daug netikslių metimų, ypač kalbant apie tolimus metimus, tai druskininkai pataikė vos 8, labai svaidė į lanką ir visur ir buvo labai netikslių metimų. Aišku, kai nepataika, reikia stengtis atsikovoti kamuolį ir iš tos, sakykime, kovos dėl kamuolių, tai tos, kaip sakoma, 50-50 kamuolius, tai geriau kovoja tikrai Kuršėnų komanda. Ir rezultatyvus perdavimai irgi parodo, kad ir Kuršėnai geriau irgi kuria žaidimą, tas pats ir matėsi, ypač kai, pavyzdžiui, druskininkai neužpuldavo, iš karto Kuršėnai bėga greitas atakas, puikiai organizuoja, dalinasi gerai kamuoliu, lengvi prasiveržimai ir tikrai iš druskininkų pasigėdau gal ypač pirmoji rungtynių pusė tos geresnės gynybos. Antroji gal kiek susitvarkė, buvo momentais Kuršėnai nutoldavo, 7 taškais buvo 10 taškų, bet druskininkai vis nepasidavė, vis sugrįžo momentu jau 4 kėlinyje, 3 kėlinio gale. Buvo druskininkai momentų likus minutį įsiveržė į priekį 2 taškais, bet tada labai pradėjo piltis klaidos, pražangos druskininkų žaidime ir Kuršėnai tiesiog labai greit comebackino ir susikrovė 6 taškų pranašumą. Ir tada 4 kėlinys jau mums kaip parodė, kad Kuršėnų komanda galbūt ar energijos daugiau turėjo, ar tiesiog geriau pakrito metimai ir iškovojo pergalę. Aišku, ir Kuršėnų komandos agresyvumas parodo 38 mestos baudos. Aišku, tas skirtumas taip pažiūrės galbūt galėjo būti didesnis, nes prametė net 14 baudų. Druskininkai metė viso labo 17, apskritai pirmoji rungtynių pusėje, man atmintis neapgauna, metė galbūt 1 ar tik 2 baudas druskininkai, tai to agresyvumo man iš druskininkų pirmoji rungtynių pusėje tikrai pritrūko. Bet šiaip ar tai buvo tikrai dvikova įdomi, galiu tikrai drąsiai pavadinti savaitės rungtynėmis, tikrai netrūko intrigos, atmosferos, tai puikus iš tikrųjų fonas ir dar kai komentuoji gyvai, patirti visas tas emocijas, apskritai atmosferą, momentą pažiūrėti, kaip ir druskininkai atrodo viską, tai pasišnekėti su žaidėjais, treneriais, tai iš tikrųjų labai faina. Kiek tave patį nustebino toks Kuršėnų komandos startas, 3 pergalės iš eilės kol kas, jie, Kėdainiai, Biržai ir Raseiniai kol kas yra iš 3 pergalių pasiekę 3 ir įsitaisė turnyrinės lentelės viršūnėje, tai kiek tave patį galbūt stebina Kuršėnų toks žaidimas lyginant su praėjusiu sezonu, kur jie buvo lentelės apačioje? Taip, tai Kėdainiai ir Biržai ir Raseiniai, sakyčiau, manęs nestebina visiškai, kad jie turnyrinės lentelės pradžioj viršuje, tiksliau Raseiniai, gal šiek tiek. Dar verta gal paminėti, Kupiškis ir Ataka irgi taip pat vienintelės dar nepralaimėjusios komandos, bet jos turi tik 2 pergalės, tai kalbam kol kas apie 3 iš 3. Taip, o pati Kuršėnų komanda, tai sakyčiau, tikrai palieka kol kas neblogą įspūdį. Galbūt, aišku, pakrito tos ir komandos tokios ne pačios, sakykime, stipriausios. Aišku, nenoriu nuvertinti kitų komandų, bet aš kalbu apie pačios viršutinės lentynos komandas, kaip Kėdainiai, kitos komandos. Tai druskininkam ir Kuršėnų komandai, druskininkam ypač buvo sunkus, iš karto pačios pirmos sezono rungtynės buvo su, galim sakyti, dabar jau kaip ir amžinais priešais, kur tikrai paliko skaudų tokią kaip pėdsaką, vis tiek finale pralaimėjo praeitą sezoną B diviziono
Birštonui, po to laukė Kėdainių iššūkis, buvo labai skaudus pralaimėjimas prieš Kėdainius, po to pavyko reabilituoti svečiuose prieš Vudų komandą, aišku, Vudų komanda irgi buksuoja, bet kol kas irgi nelabai, taip galim sakyti, tikinamai, man atrodo, bet aišku, sezono pradžia, daug čia visko, tai manau, Kuršėnų komanda pasiėmė labai svarbias 3 pergalės, kurios tikrai, manau, bus labai praverčias, žiūrint ir sezono gale visus rezultatus, atkrintamasis, viską. Tai tikrai, manau, Kuršėnų komanda, kol kas taip imant iš visų komandą, aišku, dar visų nespėjau komandų net pažiūrėti, kaip atrodė. Bet iš to, ką mačiau, paėmus LCC komandą, Žalgirio, tiek iš visų, kiek teko komentuoti ir matyti komandų, tai tikrai Kuršėnų komanda atrodo neblogai. Aišku, dar matos, galbūt trūksta to šiek tiek susižaidimo, dar tos ramybės, nes vis tiek ir klaidos pasipila, daug netikslių metimų. Bet tai, manau, laikui bėgant komanda tos dalykus susitvarkys, įsižais, tai tikrai, manau, gali būti, taip teoriškai galim sakyti, kad būtų šio sezono kiek netikėtumas staigmena iš tų komandų, tai tikrai kažkiek nustebino Kuršėnai. Aš ir su treneriu, kaip kalbėjau, tai Paulius pasakojo, jog šiemet paklausiau, ar jis stebina toks komandos startas, tai jo atsakymas buvo, jog žiūrim kiekvienas rungtynės po vieną, nesisklaidom, turim tikslą laimėti šiandien, laimim, džiaugiamės. Ir nors treneris taip pat paantrino, kad dar nėra tai pikinis komandos žaidimas. Ir tie patys druskininkai, kalbinau juos, jų atsakymas buvo, jog Kuršėnai šiemet tikrai yra stiprus, solidi komanda, stipri komanda ir visiškai nestebina toks jų rezultatas. Taip kad džiaugiamės ir sveikinam Kuršėnus su sėkmingu startu. Druskininkams, žinoma, atėjusiam iš B divizioną yra sunku ir linkime kantrybės. Manau, kad tikrai pergalės pas juos dar ateis. O kalbant apie kitas iš B diviziono atkeliausią komandą, kitą Birštono Milasta, tai dar nuskelkime šiek tiek atgal. Jie ketvirtadienį susitiko su Kėdainiais. Tikrai praeitą savaitę su Pijum kalbėjom, kad bus atkaklios, įdomios rungtynės. Deja, tokios nebuvo. Kėdainiai nuo pat rungtynių pradžios perėmė iniciatyvą ir dominavo visas rungtynės, laimėjo nesudėtingą pergalę. Ten Medas Kuprijanovas, atsiprašau, 31 sundingumo balas dominavo tas rungtynėse, bet turbūt nebus paslaptis ta, jog didžiausią dėmesį dar prieš rungtynes Birštonas susilaukė, kai paskelbė, jog jų sudėtį sugrįž, ne tai, kad sugrįžta, bet atkeliauja iš nacionalinės krepšinio lygos. Praeitą sezoną ten žaidęs Mindaugas Lukauskis, tikra mūsų Lietuvos krepšinio legenda. Nesenstantis vilkas. Ar nustebino tave šis Birštono papildymas ir ką matai, Mindaugas gali pridėti prie kol kas neblogą žaidimą demonstruojančios Birštono komandos? Tai manau, Birštonui Mindaugas yra labai net geras papildymas, apskritai net įmant pačią lygą. Tai būtų bet kokiai komandai geras papildymas. Taip, įmant net ir pačią, galim sakyti, lygą, tikrai, manau, kažkiek gal dar sulauks daugiau dėmesio. Aišku, Mindaugas jau nebėra, kaip sakant, jaunas žaidėjas, labai perspektyvus. Jis ir prieš 10 metų nebuvo jaunas. Bet kalbant apie patį papildymą, tai manau tikrai Mindaugas dadės patirties, tikrai ir ne tik kad aikštelėje, bet manau ir už aikštelės ribų ir pasidalins ir savo patirtimi kažkiek ir su jaunimu galbūt padės. Tai manau Birštonui tai labai geras papildymas ir manau Birštono komanda dar su Mindaugu sustiprėjo. Šnekėjau šiek tiek ir su Pijum apie tai sakė, kad Mindaugas atvyksta į komandą tikrai dadėti ir rezultatyvių perdavimų, galbūt gynyboje nebebus jau, sako, toks galbūt stiprus, greitas, tikrai bus kažkiek to skylė tokia, bet pats puolimas, tai sakė, darbas su Birštono tikrai stipresnis, ypač su Ovidijum Baranausku, tikrai bus, manau, sunkiai sustabdomas duetas. Man asmeniškai tai bus vienas įdomiausių duetų stebėti, būtent Ovidijus ir Mindaugas, manau, kad bus pagrindiniai žmonės Birštone, žinoma, su apstatyti gerais pagalbiniais žaidėjais. O dar truputėlį grįžtant prie rungtynių, tai nieko turbūt labai nepasakysim, jau gan senai vyko rungtynės ketvirtadienį, rezultatas +22 Kėdainių sporto centrui. Gal tik išskirčiau vieną faktą, kad
tas viena pergalė, 2 pralaimėjimai visiškai kol kas nepasako apie Birštono komandos galimybės, kadangi jie susitiko su praėjusiu metu bronzos laimėtojais Biržais, kuriem pro pratęsimą nusileido, ir Kėdainių komanda, tai vice čempionai, kuriems gavo stipriausias komandas, kurios pretenduoja į Final Four. Taip, druskininkai susitvarkė, tai manau, kad Birštono tikrai nereikėtų nuvertinti ir ateinančios dvikovos tai dar kartelį parodys. Gerai, keliaujam toliau, neusisėdėm, penktadienis, Žalgiris LCC, tokias rungtynės, kurias pats sakai komentavai. Faktas, norim atsiprašyti ir žiūrovų visų, kadangi penktadienį būtent ne visos rungtynės buvo ištransliuotos dėl techninio sklandumų. Žalgiris LCC buvo irgi vienas tokių rungtynių, iš mūsų pusės atsiprašymas už tai ir berods, kad 5 ar 6 rungtynės transliacijos nevyko, dėl to atsiprašom ir tikrai stengsime, jog tokie techniniai nesklandumai nepasikartotų ir ateityje. O LCC Žalgiris, tai turbūt kas labiausiai nustebino, tai rezultatas, nes neįtikėtinai sutriuškinti, galbūt taip įsireikšti, jau galim buvo žalgiriečiai 46 taškais, taip, 116-70, na ir kokios tavo mintis ir apie pačias rungtynės. Na, kai tau parašiau praeitą savaitę, kad noriu šitas rungtynės komentuoti, kažkaip vis laukiau, galvoju, gausi gerą, įdomią kovą, jaunimas. Ir po pirmo kėlinio supratau, kad kovos nebus daug. LCC nuo pat pirmųjų minučių rungtynių pradėjo tiesiog uraganiniu puolimu pulti. Žalgiris niekaip nesugebėjo realiai rasti atsakymų. Atrodė tiesiog LCC komanda dvigubai energingesnė buvo nuo pat rungtynių pradžios. Aišku, Žalgiris turi problemų ir sudėtyje žaidė tik su 8 žaidėjais. Teko kiek girdėti, kad yra ir dėl lygų iškritę žaidėjai, ir nacionaliniai krepšinio lygai tenka žaisti, tai ne visi, kaip sakant, papuola į tą sudėtį ir gali padėti, bet tikrai manau, į Žalgirio tie žaidėjai sugrįš, kurie galbūt dabar serga, ar tas pats ir Titas Lavrinovičius, ir visi kiti, tai tikrai manau bus Žalgiris dar stipresnis, bet jei man pačias rungtynes, tai noriu kiek ne tie Žalgirio pakalbėti apie LCC komandą. Šiaip man, taip lyginant su praeito sezonu, tai LCC komanda atrodo dar daug stipresnė negu ir geresnė. Atrodo ir tie patys žaidėjai, kai kurie yra labiau galbūt net subrendę ir dar labiau dadėję kaip patirties, nes man tikrai ir tos visus žaidėjus rezultatyviausius, tai sakykime, galbūt praeitame sezone kai kurie žaidėjai ir nebuvo labai ryškus, sakykime, tie patys, aišku, du lyderiai išliko Paulius Narvilas ir Kornelijus Zikas. Ir Jonauskas dar tas pats. Taip, Jonauskas. Ir atrodo, kad pats ir Kornelijus, ir Paulius, ir Kasparas, dar dadėjo, nežinau iš kur, bet patirties. Ir, sužaidė tikrai įspūdingas rungtynės. Kalbu ne tik apie patį tą, sakykime, organizavimo puolimą, bet apskritai apie tos ir susikūrėmas progas, kamulio koks judėjimas buvo gražus, tiesiog atrodė Žalgiris atvažiavo rungtynės pasimetę, nežino ką daryti, LCC komanda to naudojasi. Aišku, ir atmosfera tikrai buvo tokia visai šeiminiškai faina, nebuvo galbūt labai daug triukšmo ir nežinau, gal labai negirdėjau per komentuodamas online per nuotolį, tačiau pats LCC tai tikrai manau šį sezoną, jei tas visas jaunimas ir kiek labiau gal patyrę žaidėjai kaip Kornelijus Zikas, kuris, galim taip sakyti, jau yra LCC tarptautinio universiteto komandos, kaip gal ir senbuvis, jau tikrai ne pirmi metai žaidžia, lyginant su kai kuriais žaidėjais, tai tikrai manau LCC gali būti labai pavojinga komanda ir savaitės rungtynėse, apie kurias dar šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet noriu skirti, kad tikrai Birštono komandai nebus labai lengvos rungtynės, ypač kai LCC žaidė namuose, ką pamačiau, tai jei bus susikūrus LCC komanda nuo pat pirmųjų minučių, kai buvo su Žalgiriu, tai laukia Birštono labai sunkus gyvenimas. Faktas, kad jeigu pataikys 14 tritaškių iš 25,
Tai bet kokiai komandai būtų sunku žaisti prieš LCC. Jie jau pernai tikrai sezono starte rodė gerą rezultatą, kiek galim prisiminti, buvo vieni lyderių, antroje sezono pusėje jau... Pastrigo, nežinau, kas tada atsitiko, bet vien jau rodo skaičiai, spūdingi, ta prasme, LCC 40 atkovotų kamuolių ir 32 rezultatyvūs perdimai, 11 klaidų ir 15 perimtų kamuolių ir dar 8 blokai išrašyti, tai įspūdinga statistika. Nežinau, ar dar 159 naudingumo balus bendrai komanda surinko, tai taip paėmus, įspūdingos rungtynės ir, nežinau, ar dar kartą tokias gali LCC sužaisti šiame sezone, bet kas čia žino, kaip komanda atrodys. Kalbant apie Žalgirius, tai Žalgiris neturėjo labai ryškių lyderių, labai daug metimų skriejo pro šalį, labai nelogiškų buvo kai kurių metimų, tiesiog paskutinė sekundė pro rankas. Ir atrodė, nieko negalėjo susikurti, po to jau rungtynių gale gal kiek atsipalaidavo, vienu momentu jau vos nesiekė ir 60 taškų skirtumas, bet Žalgiriui vos pavyko tą skirtumą sumažinti. Ir tie skaičiai patys rodo, 53 atkovoti kamuoliai, kas irgi spūdingas skaičius, yra gerokai daugiau atsikovoję negu LCC. Bet rezultatyvių perdavimų mažiau ir 25 klaidos ir 62 naudingumo balai paėmus iš visos komandos, tai tikrai labai prastos Žalgirio rungtynės, bet tikrai manau su treneriu Gailiūnu, kuris perėmė postą iš Roko Kontratavičiaus, kuris perėjo treniruoti Žalgirio dublerius nacionalinėje krepšinio lygai. Tai tikrai manau dar įsivažiuos komanda ir dabar kaip tik laukia derbis regionų krepšinio lygos Vilniaus Ryto jaunimas Semrų prieš Kauno Žalgirio trečią komandą, tai tikrai manau ateis galbūt ir Ginvais Boysų, kadangi Žalgiris nežais tą dieną rungtynių. Bet žaidžia Vilniuje rungtynės. Tai vis tiek atvyks gal pažiūrėti kokie, nežinau, ar vietiniai sirgaliai, ar tėvai. Būtų smagu, jeigu pavyktų bent jau vienose iš šio tarpusavio komandos rungtynių užkurti tokią atmosferą, kuri buvo pernai Džype, kai susirinko arti 2000 sirgalių. Faktas, jog penktadienio rungtynės vyks mažesnėje salėje, tai Mykolo Romerio universitete Vilniuje, bet manau, kad tikrai turėtų būti gan įdomios atkaklios rungtynės, tad norim pakviesti visus penktadienio vakarą įsijungti mus, transliuosime rungtynės YouTube'e ir Facebook'e. Pirmasis sezono derbis, Rytas prieš Žalgirį. Tai įdomu, labai įdomu, kaip susiklostys rungtynės, kadangi tiek viena, tiek kita komanda kol kas nerodo įspūdingo žaidimo. Rytas 0-3, Žalgiris 1-1 ir manau, kad labai puikus atspirties taškas būtent gali būti tos rungtynės tiek vienai, tiek kitai komandai. O mes dar grįžtant prie penktadienio rezultatų, tai greitai galim prabėgti, žiūrovams pristatyti, tai druskininkai jau minėti įveikė VDU komandą 101-80, gan solidi pergalė. Tada įdomios rungtynės buvo... Kuršėnai, noriu pasakyti, pateikė staigmeną nugalėti Tauragės komandą, kuri irgi, daugumas žmonių tikrai mano, kad yra pretendentė irgi Final Four, kaip ir praeitą sezoną. Rimtas pareiškimas. Taip, bet Kuršėnai pasinaudoja gal progą ir dar su to Tauragės gal kažkiek irgi sezono pradžia, gal kiek ta prastesnė gal forma, gal ir komandai dar reiks susižaisti. Tai to sezono pradžia ir yra įdomi, nes tos komandos, kurios galbūt linksniuojamos, manomos kaip nuvertinamos, kad tiesiog kaip outsiderės lygos, kol kas ima tas pergalės ir tikrai įrodinėja, kad kaip ir tie patys Kuršėnai, kad jie nepasiruošę būti paskutinė komanda šiame sezone ir tikrai gali nustebinti ne vieną. Dar įdomios rungtynės buvo ir Šilalėje. Šilalės Lūšis komanda po tokios kovos 103-108 labai rezultatyviose rungtynėse nusileido Raseiniams. Įdomus faktas tas, jog šiemet Šilalė persikėlė žaisti naują lokaciją, naują salę. Tikrai sveikinam labai ir džiaugiamės už Šilalės komandą. Labai graži salė, didelė. Ir Sirgalio 210. Sirgalio 210, taip kiek vienas matau. Iš didžiausių skaičių gyvai stebėjusi. Tai manau, kad labai įdomu bus kažkada nuvykti ir į tą naują salę ir stebėti Šilalės komandą, nes kaip ir rodo kol kas rezultatas 103-108 prieš Raseinius, tikrai turėjo būti smagios ir įdomios rungtynės.
Toliau Kupiškis Vilniaus Rytas, Kupiškis 92-88 įveikė Rytą, turbūt nebuvo tai staigmena, kadangi favoritai, manau, kad buvo namuose žaidė Kupiškėnai. Taip, bet aš turiu kažkiek ir šnekėjau su vienu žaidėju Kupiškio Tautvydu Alekna, kuris antrą sezoną, jei neklysiu, iš eilės rungtyniauja Kupiške. Tai prie progos paklausiau, kokie komandos tikslai yra įsikelti, tai davė šiek tiek inside info, tai leisiu tau spėti, kokį tikslą įsikėlė Kupiškis šiam sezonui. Na, manau, kad patekti atkrintamasis būtų... Final Four'e įsikėlė tikslą patekti. Aišku, sakau, ar tu šiek tiek gal juokauji, sakau, bus, sakau, beveik neįmanoma, kokios kitos komandos, sako, labai atkakli šiemet lyga tikrai taip. Sako, ne, mes pateksim, komanda žiauriai gerai, viskas, pamatysi, pasipildėm 2 žaidėjais. Tai... Na, kol kas rezultatas 2 pergalės iš 2. Tai eina ta linkme, žinai. Taip. Tai va, keliaujam toliau nuo Kupiškio, tikrai aukšti norai ir linkim didžiausios sėkmės jos pasiekti. Kazlų Rūda įspūdingose atidarymo rungtynėse su tikra švente, mačiau ir nuotraukas ir kalbėjau su komandos vadovu, tai tikrai buvo labai graži atidarymo šventė, įveikė Prienus 82-75 ir Pijaus iškelti prieš sezoną Prienų komanda, kaip viena favoričių, kol kas turi 2 pralaimėjimus. Ir manau, kad Kazlų Rūda čia tikrai yra pajėgesnė ir stipresnė komanda ir tai rodė ir rungtynių rezultatas. Tai šiaip labai noris dar pagirti ir pasidžiaugti iš Kazlų Rūdą, nes tikrai ir žiūrovų daug susirinko ir tos darimo rungtynės net jautėsi kokia faina atmosfera turėjo ten būti ir kaip daug vietiniams reiškia tos komandos dalyvavimas regionų krepšinio lygoje ir pergalės pergalę prieš Prienų komandą, kuri buvo pasiekta penktadienį. Taip, tik šiek tiek gal gaila, kad nebuvo progos pamatyti rungtynių gyvai. Tikrai, dėl to sakau dar kartą atsiprašom už techninį nesklandumą, šios rungtynės taipogi nebuvo ištransliuotos. Taip, ir noriu šiek tiek greitai sustoti prie Prienų komandos. Pasikalbinau Prienų komandos vieną iš lyderių, Domantą Šeškų, tai irgi davė gan labai įdomios inside informacijos. Tai pasiklausiau, tai kodėl ta komanda taip sunkiai startuoja, kol kas be pergalių, tai skyrė, kad dar pati komanda net nėra visiškai susikomplektavusi. Apskritai sakė, turėjo labai prastą pasiruošimą sezonui, tai dar komandos žaidėjai patys įeidinėja tik į formą, dar jaučiasi, sakė, ir nėra tarpusavio to jutimo aikštelėje. Aš buvau įsijungęs Prienų rungtynės prieš, jei neklysiu, Šilalę žaidė, dabar pirmasis rungtynės prieš Kazlų Rūdą. Ir tikrai stebėjau tas, Kuršėnus. Taip. Tai žiūrėjau tas rungtynes, tai tikrai Prienų komanda man nepaliko labai didelio įspūdžio, labai daug individualumo. Žaidimo aikštelėje 1 prieš 1, kai nekrenta metimai, tada pradeda tiesiog lyderiai, ten Domantas Šeškus, kiti žaisti 1 prieš 1 ir bando taip tempti komandą, norint tikrai įsikeltus tos tikslus, pasiekti Final Four, sakykim, kaip ir linksniuojama ta komanda Prienų, kad tokia yra tokio lygio, tai dar labai daug darbo laukia. Ir apskritai dar taip pat Domantas užsiminė, kad apskritai net tikslų nėra. Komanda, sako, tiesiog labai turėjo prastą pasiruošimą ir nežinia, sako, kaip bus. Ir taip pat Pijos užsiminė ir apskritai girdėjau iš aplinkos, kad Edvinas Šeškus galbūt prisijungs prie Prienų komandos. Bet Domantas patikino, kad net jokios skambučiai nebuvo iš vadovybės Edvinui ir tiesiog kaip dezinformacija čia įvyko, tiesiog kažkiek gal netiksli informacija, tai kol kas tie gandai nėra tiesa. Ir kaip pačiam tau Prienų komanda ar irgi? Aš nestebėjau dar nei vienų rungtynių, bet ką matau iš statistikos protokolo, ką matau iš rezultatų, taip, kad kol kas sunku ir kaip ir sakei, matosi tos spragos iš prasto sezono pasirašymo. Taip.
Taip, Galim kas keliauti. dar penktadienį vienos rungtynės Akmenė biržai, jo. turbūt labai daug nepasakysim, solidi biržų pergalė, favoritai ir manau čia viskas kaip ir plius minus aišku, kol kas iš vis man tas aplinkui Akmenė labai daug klaustukų ir nusileista Žalgirių, kurie žaidė 8 praeitą savaitę ir dabar visiškai nepasipriešinta biržams, panašu, jog praėjusio sezono likimas gali ištikti ir šiemet, jeigu ir taip toliau Akmenės komanda toks rezultatus demonstruos. Šeštadienis dar gal keliamės į B divizioną penktadienį, greit prabėgsim. Taip, tik norėjau užsiminti apie B divizioną, tai kažką labai neįsiplėsim labai daug apie rungtynes, buvo įvairių, gal kas mane nustebino, kad Juventus komanda patyrė pralaimėjimą, tikrai manau Juventus komanda irgi pagal sudėtį įman, tai B divizione yra laikoma viena iš tų favoričių patekti Final Four, kaip ir buvo, aišku, laikoma praeitame sezone, bet druskininkai patikė staigmeną. Taip, ir čia buvo gan ikoniškos rungtynės, kadangi Varėnos komandos treneris, jeigu neklystu, juk teisingai supratau, yra buvęs Utenos komandos trenerio auklėtinis. Tai tokia simbolinė pergalė, kurią lygos B diviziono debiutantai labai džiaugiasi ir kaip ir sakau, toks simbolinis, jog mokinys įveikė savo mokytoją. Žinoma, atsakomosios rungtynėse pažiūrėsim, kaip bus Utenoje, bet kol kas Varėna tikrai apskritai kalbant, tikrai neblogą rezultatą rodo. Taip, 2-1 kol kas ir vieni iš lyderių yra lygoje, tik pirmosiose rungtynėse. Kiek mane patį galbūt stebina, kad Vilniaus krepšinio mokykla kol kas yra vienvaldžiai lyderiai, laikinai, bet gal ir bus visame sezone, kas čia žino, nes kol kas tik 3 rungtynės. Turbūt sunku tikėtis to, kad tai bus visą sezoną. Taip, bet pradžia labai gera. Šiaip Vilniaus tikrai jaunimas parodė, ką gali ir tikrai manau dar bus iš Vilniaus ne viena ir ne dvi staigmenas. Varėnos komanda irgi, manau, gali būti tokia, kur netikėta komanda, kuri gali pasimti pergalę prieš bet ką ir galbūt pateiks staigmeną ir bus antri druskininkai, galbūt nukeliaus irgi į kokią Final Four, kas čia žino. Kaip ir sakiau, tiek Ukmergės komanda, tiek Varėnos klubas, tiek Vilniaus rajono. Mane kas stebina, gal kažkiek ir džiugina, kad lygos B diviziono naujokai tikrai nėra outsideriai ir rodo kovą ir Panevėžys, ir kaip ir sakau, Ukmergė, Vilniaus rajonas. Tas pats naujai sukurtas Gargždų klubas, kol kas man yra vienas apskritai B diviziono favorito. Ir galiu sakyti, galbūt net geriausiai ir labiausiai patyrusi trenerį Povilą Šakinį, kuris turi ir Lietuvos krepšinio lygos patirties, ir nacionalinės krepšinio lygos patirties. Tai tikrai Gargždų komanda, manau, bus stipri komanda ir toli eis, manau, jo šiame sezone ir bus, galim sakyti, irgi vieni iš pretendentų patekti į finalinį ketvirtą. Gal kiek iš tų debiutantų silpnimo atrodo Klaipėdos universitetas, kuris gan stipriai pralaimėjo Knašiaus mokyklai Neptūnui savaitgalį, bet kaip ir sakau, daug įdomių rungtynių, įdomių kovų, nes komandos tikrai nei viena, nei kita nenori nusileisti. B divizione visas vienas su kita, jeigu galime įsireikšti, kapojasi iki pačio galo ir tie rezultatai vieną dieną vienokie, kitą dieną jau žiūri, kad viskas atvirkščiai. Tai manau, kad apie B divizioną gal trumpai tiek, dar galim nusikelti turėdami laiko ir į šeštadienio dvikovas A divizione, jos buvo 4. Tai be mūsų jau aptartų druskininkų ir Kuršėnų, tai Kėdainių sporto centras 10 taškų skirtumų įveikė Vytauto didžiojo universitetą. Manau, kad kėdainiškiai nėra labai netikėta, bet gal kiek netikėta, kad Vytauto didžiojo universitetas dar labai nepralaimėjo didelių skirtumų, nes prieš tai dieną prieš, neklystų, nuo druskininkų gavo gerokai pylos namuose, net 21 taško skirtumų buvo sutriuškinti. Tai kol kas VDU komanda, nesakyčiau, kad labai įkvėpė, galbūt, aišku, labai geras, sakyčiau, papildymas VDU komandai yra sugrįžimas į regionų krepšinio lygą. Aišku, jis turėjo 2 licenciją, bet praeitą sezoną nesužaidė ne vienų rungtynių, tai galim sakyti sugrįžimas, susigrąžino VDU komanda, tai Doma Uosi dabar turi 2 kaip sakant, duetą, tai kiek galima prisiminti Domas, kai atvyko pirmajame sezone prieš 2-3 metus,
Tai tikrai buvo tapęs VDU komandos lyderiu, po to gavo pasiūlymą iš Akių prisijungti, tada perėjo ten, tačiau praeitame sezone negavo daug progų ir sugrįžo šiame sezone į VDU komandą, kuriai tikrai, manau, papildymas didelis. Aišku, VDU komanda kol kas verčiasi be Matevičiaus, kuris yra vienas iš galbūt net tokių talentingiausių lygos gynėjų, ir pamenu, tarp sezone buvau pasiklausęs pačio trenerio VDU, kaip bus su Matevičiumi, tai sako, kad tiesiog žaidėjas yra patyręs labai sunkią traumą kojos ir gali užtrukti ten gydymas, turėjo operaciją ir gali ten iki pusės metų, tai gali būti, kad tik sulauks savo vieno iš praėjusio sezono lyderio, tik, nežinau, galbūt po naujųjų metų, galim sakyti, ir dar nėra net įtrauktas apskritai sudėti net bendrą, tačiau galima buvo matyti, kaip sėdi žaidėjas ant suoliuko ir tikrai palaiko savo komandą. Tai tikiuosi, kad nors jau, kaip sakant, baigiau VDU universitetą, jau nebesu VDU galbūt darys, bet, kaip sakant, išlik širdie VDU ir tikrai, linkiu sėkmės VDU komandai ir keliau, manau, toliau. Jo, dar prieš šeštadienio rezultatų, tai Biržai pamokė LCC jaunimo taškų lenktynėse 102-90 Biržai šventė pergalę. Tarp kitko, iš šių rungtynių norėčiau skirti Vytautą Saulį, kuris surinko 32 naudingumo balus ir buvo paskelbtas savaitės MVP A diviziono, tai Nostradaunas jau iškeliausias pas Vytautą. Ir puikus jų pasirodymas, puikus ir kol kas Biržų žaidimas, kaip ir kalbėjom, turbūt kaip ir nepaslaptis, vieni favoritų šiemet į finalinį ketvertą. Taip, gal buvo kiek praeitame sezone, sakykime, sunkiau, nes vis tiek buvo, reikėjo, Plungės komanda sezono gale pradėjo labai gerai žaisti ir ta pati, Kėdainių komanda irgi gal kiek, sakyčiau, nustebino, aišku, buvo irgi vieni iš pretendentų, favoritų laimėti, bet, sakyčiau, gal mane irgi nustebino. Taip kaip Biržų komanda, manau, išėjus Plungės komandai ir Omegos, tai tikrai, sakyčiau, gali šiame sezone laimėti reguliarų į sezoną galbūt. Tai. Faktas, kad laimėjimas reguliarų sezono tau negarantuoja dar čempiono titulo. Taip. Tai gali patikinti ir Omega, taip pat, kuri neiškovojo taip. Norėtų ištrinti savo CV klubo, kas buvo praeitą sezoną atkrintamosiose. Ir paskutinės rungtynės, kurių dar B diviziono norim paminėti, taip pat A ir B grupės MVP reikia nepamiršti. Tai Matas Markevičius tapo B diviziono A grupės MVP, kuris Rido komanda nugalėjo Jonavos komandą ir surinkęs 26 taškus, atkojo 7 kamuolius ir surinkęs 31 naudingumo balą, tapo savo, kaip sakant, B grupės pogrupę, taip, MVP, tai sveikinimai jam. Ir taip pat reikia nepamiršti B diviziono B pogrupę irgi MVP, tai Nikita Čikunov, kuris surinko pergalingose rungtynėse, taip, 20 taškų, 18 atkovotų kamuolių ir 39 naudingumo balai. Ir visą tai vos per 22 minutės aikštelėje. Wow, tai įspūdingi skaičiai ir manau iš visų trijų paėmus labiausiai nusipelnęs MVP ir geriausias, galbūt net rungtynes iš visų sužaidęs. Ir ką ir minėjai, galim keliauti prie kitų rungtynių. Taip, dar kaip ir norėjau užsiminti greitai, Raseinių kol kas tikrai demonstruoja solidų žaidimą. Paskutinė šeštadienio rungtynės, jie 101-76 pamokė Ryto jaunimą. Taip. Namuose vyko rungtynės. Faktas, kad varžovas turbūt ne jų lygio visgi, su visa pagarba Vilniaus Ryto komandai, bet kaip ir minėjom, kaip ir kalbėjom prieš tai, Raseiniai išlieka tarp to ketverto kol kas. Ir toks žaidimas. Sudėti turi gerą, realiai, kaip ir sakė, net pats Pijaus klausimas, sako, manau, Raseiniai tikrai gali patriukšmauti ir irgi gali patekti į Final Four, sako, nenustebčiau, tai aš irgi jam pritarčiau. Tai kaip ir sunku dar kol kas sezono pradžioje kažkokias išvadas didesnės daryti ir kalbėti, bet manau, kad galbūt netgi kitą savaitę kitoje mūsų laidoje galėsim pasidėlioti kažkokį power rankingą šiokį tokį, kadangi jau matysis visos komandos jau bus sužaidusios bent jau po 4-5 rungtynes
ir galėsim tokį Aiškesnis vaizdas komandai pasidėlioti. atrodys. Taip. O ką dar šiandien norėtume paakcentuoti, tai Savaitės savaitės rungtynes. Gal aš dar norėčiau išskirti iš savo pusės, kad šią savaitę mūsų Facebook'e galėsite rasti ir daugiau transliacijų. Dabar buvom, kad transliavom tik YouTube'ai, bet nusprendėme nuo šios savaitės pasitestuoti ir daugiau rungtynių paleisti Facebook'ą. Tai tos pačios šeštadienio savaitės rungtynės galima bus transliaciją rasti tiek. Iš vis labai didelis pasirinkimas tiek televizijoje, Inetas, Baltikumas, YouTube'as, Facebook'as, savaitės rungtynės, LCC prieš Birštono Milastą. Nei viena lyga Lietuvos negali to pasigirti, ką Regionų krepšinio lyga turi. Taip, ir kad turim Lukauskį irgi negali pasigirti. O toliau kalbant, tai penktadienį mūsų apkalbėtas Rytas Žalgiris, taipogi rungtynės YouTube'ai ir visus dar kartą kviečiu, o transliaciją padės stebėti aš. Kaunietis, Juozas bet neutralus būsi, tai nieko ten nesakykit, nerašykit komentarus. Koks kaunietis čia dar kažką tai. Kaunietis, bet neutralus aš. Ir dar B divizionas šią savaitę kaip niekada anksti startuos, tai jau rytoj Anykščiai stoja su Vilniaus KM. Šias rungtynes taipogi transliuosime Facebook'e. Ne kartą nepralaimėję Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtiniai iškeliauja į Anykščius, kur susitiks su Elmio komanda. Šiaip Elmio komandą irgi norėčiau pagirti, labai smagu matyti nuotraukas, žinoti, kad į salę labai daug žmonių renkasi ir labai ten labai šeiminiška atmosfera jaučiasi, labai faina. Lyga. Taip, bendruomeniškumo jausmas tikrai jaučiasi. Na ir ketvirtadienį taip pat manau, kad pavyks transliaciją rasti Facebook'e rungtynių vienintelio ketvirtadienio, tai Širvintos UHB Group priims Marijampolės sporto centrą. Tai kol kas šiek tiek buksuojanti Širvintos komanda, kuri įsikėlusi savo aukštus tikslus. Manau, sutiks įveikiamą varžovą namuose ir turėtų būti tikrai įdomios rungtynės stebėti. Tai dar įsivažiuos galbūt. Bet dar noriu užsiminti ir VKKM Neptūnas, kažkaip visas Neptūno komandas tiek Lietuvos krepšinio lygai nacionaliniai ir regionų krepšinio lygai kol kas stebino, kažkaip visos tarsi susitarusios labai gerai sezoną pradeda, gan tikrai neblogai. Bet dabar bus rimtas iššūkis Gargždų komanda, Gargžduose turės ką veikti. Vyks rungtynės, abi komandos nei kartą nepralaimėjusios, tai manau, jog šitos rungtynės tikrai irgi yra vertos dėmesio. Ir kaip ir minėjau, visas transliacijas tikrai galite rasti YouTube'ai, kviečiam stebėti, žiūrėti, kai kurias išskirtinesnės rungtynės, dienos rungtynės, kaip mes įvardinam, bus galima rasti šią savaitę ir Facebook'e. Na, o dar... Savaitės dar aš noriu dar šiek tiek užsiminti, tai kaip ir minėjom mūsų podcast'o pradžioje, tai LCC tarptautinis universitetas priima namuose Birštono Milasta komanda, šio sezono debiutantė A divizione. Na, nežinau, šiaip Birštono komanda, aišku, neabejotinai turi daugiau patirties. Turi ir jaunų žaidėjų, ir patyrusių žaidėjų, kaip ir mūsų išskirtas duetas Ovidijaus Varanausko ir Mindaugo Lukausko, kuris tikrai, manau, bus vienas iš geriausių galbūt net lygoj. LCC, aišku, komanda turi labai neprognozuojama yra, turiu omenyje, kad bet kurią dieną, bet kuris žaidėjas gali šauti ir tikrai ne vieną ir ne du nustebinti ir patempti komandą į priekį. Tas laikosi Narvilas, Jonauskas ir Rizikas, kurie turbūt bus pagrindiniai taikiniai šeštadienį Birštono komandos gynybai, bet aš tau tikrai pritarsiu, kad tikrai turėtų būti įdomios rungtynės ir čia sunku neatspėti rezultatą, kas turėtų būti ant popieriaus. Gal atrodo, kad Birštonas kažkiek solidesnė komanda, vien tik dėl to, nes LCC yra jaunimas dominuoja, bet tu nežinai, kada tas jaunimas tau sumes 54% tritaškių kaip su Žalgiriu ir tu liksi nieko nepešęs. Spėjus spėtų, tai manau, aišku, už ką galvoti, kas laimės. O prieš galėsim trumpą spėjimą ir pagalvoti, kaip, bent ar favoritus, ką išskirtai. Šiaip, jei nori LCC, manau, iškovoti pergalę prieš Birštono komandą, reikės sužaisti, manau, tokias pačias geras rungtynes kaip prieš Kauno Žalgirio komandą, kur tikrai pradėjo nuo pat rungtynių pradžios rodyti labai gerą energiją, labai gerai žaidė tiek ir 1 prieš 1, taip pat ir 2 prieš 2 atakose, tai tikrai tų, kaip sakant, ginklų LCC turi, taip pat ir Kornelijus Zikas, kaip ir skirtinas senbuviai komandos, kažkiek ir galbūt naujai atėję žaidėjai tikrai gali šauti, tai tikrai Birštono laukia labai
sakyčiau, sunkus iššūkis. Aišku, kažkas pagalvotų, kad čia jaunimo komanda, bet LCC komanda tikrai turi, manau, sudėti, kuri yra verta žaisti atkrintamosiose. Aišku, nežinia, kaip sezonas susiklostys, pernai matėme, kaip pasibaigė tikrai nesmagiai, nors atrodė, kad Final Four komanda gali būti. Tai va, Tai ką dar norėčiau pakviesti visus stebėti tas rungtynes šį šeštadienį, tiek televizijoje, tiek internetu, Facebookas, YouTube'as. Rungtynės tikrai bus pasiekiamas ir manom, kad bus įdomi dvikova. Taip, ir tada prieš pabaigą tavo spėjimas LCC šiandieną namuose ar Birštono Milasta galiausiai parodys savo patirtį ir Ovidijaus Varanausko ir Mindaugo Lukauskio duetas paims antrą pergalę. Aš visgi manau, žinau, kad šį kartą pasirinksiu patirtį ir manau, kad Ovidijus turės geras rungtynes ir Birštonas turėtų po atkaklios kovos švęsti pergalę. Nors, kaip sakau, nestebintų ir LCC pergalę, bet čia labai sunku nuspėti. Linkstu link Birštono. Taip, aš galvoju, LCC komanda galbūt iškovos pergalę pateiks staigmenų siek namų aikšteliai, bet manau, favoritai, aišku, nepaisant to, kad svečiuose žaisti Birštono komanda, kuri turi daugiau tikrai patyrusių žaidėjų ir labai gerų ir individualiai žaidėjų. Taip. Tą noriu skirti ir nežinau, dar kažką turim paminėti ar galim... Kol kas tiek turbūt šią savaitę. Manau, kad tikiuosi, kad sužiūrėjo smagiai. Šiandien su jumis buvau aš, Lukas, ir Pijų pakeitęs Juozas šiam epizodui. Ir noriu taip pat dar prieš pačią pabaigą, kad nepatingėkit, nebūkit tinginiai ir paspauskit, prašau, laiką, subscribe, pasidalinkite mūsų podcastų, mums tai yra labai svarbu tiek ir patiems mums, kad žinotume, ką blogai darom, ką pagerintume tikrai laiku bėgant, tiek ir Lukas, tiek aš, tiek Pijus. Pažadame, kad mūsų šios tinklalaidės bus dar geresnės, įdomesnės. Pažadam pasistengti, svečių pakviesti ir patys rotuotis, kad ne visi nenusibostume ir nenusišnekėtume per dažnai. Taip, nes ir manau ir podcastai tikrai, kaip ir mes, esam dar neseniai susikūrę, jauni, tai tikrai tiek mes, tiek ir podcastai, manau, patobulės. Tai va, tai prieš tiek ir galit ir visose rungtynėse, kiek žiūrėsit YouTube'ės platformai, Facebook'o, tikrai nepagailėkit laiko, pasidalinkit su kitais ir taip, didinkim visą auditoriją. Ir tikrai dabar, kai baigsis šis video, jei nepaspausiu laikti tavo komandai, kad žiūri nesėkmė ateis, žinau. Gal nereikia į tokius kraštutinumus. Ačiū už tai, kad žiūrėjot, ačiū, jeigu paspaudžiat like ir sėkmės šią savaitę ir gerų rungtynių.